Čia radio stotis Tavo balsas. Lietuviškos muzikos laidą. Na dabar eteryje kalbuosi su Otilija Arbačiauskaitė Orija. Labas. Sveiki. Malonu girdėti eteryje, tai ar teisingai aš pasakiau čia jau anonsuodamas prieš tai, kad esi pakankamai nauja atlikėja, ar ne? Taip, tikrai. Na, smagu visada sulaukti naujų atlikėjų Lietuvos muzikos padangėje. Tai visų pirma, aš norėjau paklausti, kaip viskas prasidėjo ir kada tu supratai, kad esi galbūt netgi gimusi dainuoti? Iš tikrųjų, tas noras dainuoti tai buvo visada ir nuo pat mažens. Kažkaip tai aplinkiniai labai pastebėjo, kad jaučiu tą muzikos ritmą, mėgstu šokti, laikau butelį vandens kaip mikrofoną. Aha. Tai tas ir buvo, pradėjau jau lankyti chorą ir vieną dieną jau gan daug metų lankant chorą man davė padainuoti solinę partiją koncerto metu ir tada supratau, kad norėtųsi eiti labiau link solo karjeros. Ir tada atradau nuostabią studiją Deep Breath pas dainininkę Rasą Kaušiūtę, mano mylimą mokytoją, kuri man visada padeda. Ir jau ten, galiu pasakyti, vat ir prasidėjo tas jau tikras darbas. Aš truputėlį atsiprašau, kad pertrauksiu, bet pažįstu Rasą Kaušiūtę ir aš taip tavęs noriu paklausti, tu taip tyliai pasakyk, o Rasa Kaušiūtė griežta yra mokytoja? Iš tikrųjų ne, jinai iš tikrųjų labai jautri, visada padės, tai tikrai ne. Aha, nu žodžiu gera mokytoja, ar ne, Rasa? Tikrai, taip. Supratau. Gerai, tai žodžiu viskas taip ir prasidėjo, kad tiesiog susitiko jūsų keliai su Rasa ir tiesiog pradėjot bendrauti, pradėjot kartu tiesiog imtis tiesiog vienu ar kitų, ko gero, sprendimo, ar ne, ar gera daina, ar ne. Aš manau, kad Rasa tikrai patarė, ar ne, turi patarimų ir patirties, turi ir tiesiog jūs bendradarbiaujat kartu, ar ne? Tikrai tai visada padeda, nes žmogus tikrai nusimano savo profesiją, tai va tas irgi labai padeda. Ir dabar jau esi rašiusi antrą dainą mano žiniomis, ar ne? Taip. Taip, pirmoji buvo užsienietiška, dabar lietuviškas kūrinys, ar ne? Taip. Tai mes apie tą dainą dar būtinai pakalbėsime ir aš paprašysiu ją pristatyti, bet dabar truputėlį norėčiau daugiau sužinoti apie tave. Sakyk, o kokią pati muziką klausai? Nes kūrinys tai sakyčiau toks lyriškas, o ar pati irgi klausai tokią lyrišką muziką, ar labai įvairią, ar panašiai? Iš tikrųjų, klausau labai įvairią muziką ir esu tokia labai įvairialypė, tikrai asmenybė. Negaliu pastoviai daryti tą patį, tai aišku, dabar išleidžiant jau savo dainas, tai tikrai prisipažinsiu, labai daug ir savo dainų klausau ir man tas labai patinka, nes visai kitas jausmas yra, kada girdi savo balsą. O esi šiaip tokia savikritiška, ar labiau mėgsti save visada pagirti? Kaip ten būna? Ar būna, kad kažkas netinka tau pačiai? O iš tikrųjų, tas muzikos procesas, kad įgyvendint, taip sakant, savo dainą, kad ją paleist, tai yra labai sunku ir labai užtrunka daug laiko. Tai galiu pasakyti, per tą laikotarpį jau vis tiek jau nusimanau labiau ir galiu pasakyti, kad esu tikrai labai savikritiška. Tikrai, kas susijęs su muzika, tai tikra perfekcionistė. Labai ilgai užtrunka tas procesas, kol man patinka, bet manau, užtat esu tikra, kad tikrai įdėjau viską, kad gautųsi tikrai labai gražu. Tai iš tikrųjų taip. O ar mėgsti pasiklausyti kitų atlikėjų, lietuviškos muzikos, pavyzdžiui? Žinoma, tikrai labai daug klausau muzikos, ypač lietuviškos, tai tikrai labai daug kitų atlikėjų klausau ir kažkaip tai, tai tikrai su muzika klausau kiekvieną dieną ir muzika yra mano gyvenimas. Tai.
O šiaip esi dar pakankamai jauna, ar ne? Jeigu nepaslaptis, kiek metų jau tiesiog groji pas Rasą ir panašiai, ta prasme, kiek pačiai metų yra? Iš tikrųjų, man pačiai 16, tai tikrai esu labai jauna. Šaunuolė, iš tikrųjų, taip. Jo, ir tas noras irgi paskatinti kitus, kad iš tikrųjų ne tik jau kada esi subrendęs, gal 30 metų gali tik pradėti kažką tai daryti, bet ir kada, iš tikrųjų, kada nori. Tik tas svarbiausia yra noras pradėti. Tai aš žinok, pats 15 metų į radio stotį irgi nuėjau, tai aš manau, kad visi šitie dalykai, kai jau mes pajaučiam tą talentą, tai pakankamai anksti prasideda ir aš galiu taip jau nuspėti, kad tu tikrai būsi žinoma dainininkė ir populiari. Nes tikrai anksti pradėjai. Ir kiek jau laiko pas Rasą esi įsirašinėjai studijoje? O iš tikrųjų, bendradarbiaujam, tai tikrai jau nemažai, tai manau, apytiksliai tai 4 metus jau tikrai. Na ir ir štai rezultatas, ir šiandien tuoj bus neužilgo pristatyta ir tavo nauja daina. Dar norėjau paklausti, o kodėl toks pseudonimas Orija? Papasakot plačiau. Iš tikrųjų, labai netikėtai kažkaip tai, gimė. Labai norėjau, kad mano slapyvardžio pirma raidė būtų O, nes labai žiūriai šitą raidę patinka. Ir po to kažkaip tai kombinuojant, dėliojant raides, patiko tas skambesys Orija ir taip iš tikrųjų ir gimė. Ir gal dar su vardu susijęti truputėlį, ar aš klystu, Otilija, Orija? Šitai yra tas, tarpusavio skambesys, tikrai. Taip. Na, tai puiku, aš šiaip, jeigu truputėlį žiūrint į priekį, kokie galbūt ateities norai, planai būtų tavo pačios, jeigu kalbant, pavyzdžiui, apie koncertus, ar planuoji, yra minčių kažkada surengti juos ir panašiai? Aišku, tikrai, jeigu taip šnekant apie ateitį, tai tikrai norėtųsi ir koncertuoti, ir gal duetus daryti tikrai, nes esu iš tikrųjų labai atvira pasiūlymams, tai planų labai daug, bet kad pradėti įgyvendinti, tai manau jau pradėjau, nes kuo daugiau dainų, tai jau ta svajonė vis taip sakant, artėja, tai iš tikrųjų dabar planuoju išleisti jau 3 dainą, kuri tikrai skirsis nuo mano pirmų 2 dainų ir manau, kad tikrai turėtų patikti. Tai bus kažkoks turbūt spėju kitoks truputėlį tas ritmas, ar ne? Galbūt greitesnė, ar įdomu man kažkaip pasidarė. Ar čia paslaptis dar tokia jau? Ne, iš tikrųjų galiu iškart pasakyti, kad esu dabar linkusi prie jau lietuvių kalbos dainų, taip sakant, lietuviškų dainų, tai daina bus lietuviška ir tikrai atspėjot, kad tai bus ritmiška daina su greitesniu ritmu. Taip sakoma, jau po tokios lyriškos dainos reikia truputį jau, grįžti į tą gyvenimo džiaugsmo ritmą. Tas ir laukia. Gerai, tai aišku, kad visada lauksim naujų dainų ir lauksim naujos dainos, bet visų pirma reikia dar šitą kūrinį pagroti čia tavo balso eteryje. Tai dabar norėčiau, kad pristatytum šią savo naują dainą. Tai iš tikrųjų mano daina Be tavęs, tai man asmeniškai ir šiaip, manau, labai jautri ir dramatiška daina ir ten galima įžvelgti kaip tikrą meilės istoriją perteikta per dainą. Tai iš tikrųjų manau, kad ši daina tikrai turėtų paliesti kiekvieno širdį ir nepalikti abejingus tuos, kurie patyrė dramatišką meilę ir gal padėti jiems kažkaip tai paleisti tuos jausmus, nes iš tikrųjų reikia vis tiek, taip sakant, nereikia nusimint ir nepasiduoti, nes gyvenimas vis tiek eina toliau, tai vis tiek išlikti pozityviam ir tas ir yra mano dainoje, iš tikrųjų labai akcentuojama, nes manau, kad atradau tą ir suvokiau
kitų žmonių skausmą ir perteikiau vat, tą per dainą, išgyvenau tą su daina. Beje, dainos yra tavo kūriamos, ar ne? Ir žodžiai, ir plačiau gal irgi galėtum papasakot. Taip, iš tikrųjų kuriu pati, rašau žodžius pati ir galiu tikrai pasakyti, kad man asmeniškai parašyti žodžius tai yra labai nesunku. Kažkaip tai turbūt tas ir yra mano dovana, kad tikrai labai galiu viską greitai parašyti, bet kaip ir sakiau, kad išleis dainą, tai yra labai ilgas procesas pats iš savęs. Tai tas užtrunka jau kiti, taip sakant, žingsniai. Bet rašau pati ir melodiją kuriu pati, tai ir sakau, kad tai yra mano kūryba, labai nuoširdi kūryba, tai tas ir yra. Super, labai smagu. Tai dabar aš jau tuoj paspausiu mygtuką ir pasiklausysime tavo balso eteryje, Orija ir be tavęs dar viena šios savaitės naujiena. Ačiū tau už pokalbį, linkiu sėkmės ir toliau kūryboje ir be abejo lauksim naujų dainų. Ačiū. Iki. Naujiena. Šiltas, bet vis šalta ir nesuprantu, kodėl. Laikas bėga, viskas keičias ir nieko jau negrąžin. Kėlės auga, upės teka, bet kažkas tai ne taip. Jei tu dingęs pasirodyk, tave priimsiu aš vėl. Nepamiršau iki šiol ir tarp minčių apie tave aš pastrikau. Žinau, kad reikia pamiršti ir naują žingsnį daryt, bet taip sunku tai pripažint. Aš be tavęs negaliu vėl užmerkti akių. Prisiminimai sukasi daug mėnesių valandų. Išbraukta viskas sekundės blyksnių. Negrąžinti jau tų jokių momentų kartu. Išdrįsai tu palikti mane su milijonai šimtų klausimų. Jei tu girdi, atsakyk, arba tiesiog parašyk. Gal galim viską grąžint, nes niekada nevėlu. Mes sugebėsim abu žingsniuot vienodu ritmu. O kaip sunku man suvok, kad viskas juda toliau, bet negaliu taip lengvai aš pasiduot. Viskas taip normalu ir paukščiai čiulba kartu, nes saulė leidžias ir kyla laiku. Aš be tavęs negaliu vėl užmerkti akių. Prisiminimai sukasi daug mėnesių valandų. Išbraukta viskas sekundės blyksnių. Negrąžinti jau tų jokių momentų kartu. Išdrįsai tu palikti mane su milijonai šimtų klausimų. Išdrįsai tu palikti mane su milijonai šimtų klausimų. Tavo balsas. Informacija ir muzika tau bei tavo draugams.